ką manai, jeigu savo padovanotum dieną, ką manai, kur svarbiausia tai, kas miela tau, 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 tau. Ar galėtum ir mane pasiimti? Labai seniai norėjau tai pasakyti, tai gal gali man pagaliau atsakyti. Labas vakaras, šiandien tęsėme laidą apie tai, kaip svarbu mūsų gyvenime yra atleisti. Mūsų studijoje yra ponia Anfisa. Aš jūs pristačiau kaip, kad jūs sakote, kad jūsų sūnus yra jūsų gyvenimo skausmas. Kodėl jūs taip sakot? Aš buvau įsiskyrus. 2 vaikus turėjau. Ir pati, kaip pati auginau. Alimentų nieko nebuvo. Ant 3 darbų dirbau. Mažai. Tai jūs šaunuolė, kur yra plojimai? Mažai mačiau jo. Gal nedaviau tokias, kaip buvo mažai, taip pat, kaip pasakyti. Dėmesį. Jūs turėjot mažai laiko skirti dėmesio į savo vaikams. Jo, taip ir buvo. Ir paskui biški, mano vaikas tas, biški nuėjo pas draugų. Negerais keliais? Jo, negerais keliais. Buvo normalus viskas, paskui 2 paskutinį metu jis pradėjo, neateiti į namus, kaip ant nakties. Negrįždavo naktį? Negrįždavo naktį jo. Pradėjo biškį išgerti ir naudoti tą. Šalia jūsų yra jūsų sūnus, Genadijus. Genadijau, kas atsitiko? Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad nesu pats angeliukas, negaliu kažką kaltinti, pats esu kaltas. Ta prasme, susitikau su tam netikrą, blogą netikusio kompaniją? Taip, ir ten gal suradau savo draugus, kaip galvoju, savo dėmesį, gal kažkiek man buvo dar. Kiek jums buvo metų tada? 25, 26, kažkur 24, taip kažkur negaliu jums tiksliai atsakyti. Jūs dirbot, mokėtės? Taip, iš pradžių viskas gerai sekėsi, aš dirbau, bendravau pas mane kieme nuostabus vaikinai, ten gera kompanija. Jie neužsiėmė jokiais blogais dalykais, su jais bendravom. Ir kažkaip aš susipažinau su tą blogą kompaniją, pradėjau mažiau lankytis kieme, ten su tais susitikinėti daugiau. Žolytės, vakarėliai, ten klubai, ten į pabiškį viskas įsivažiavo. Ir čia prieš 2 metus pradėjau rūkyti heroiną, sunkius narkotikus. Ir per 2 metus, galima sakyti, viską praradau pasitikėjimą, savo draugus. Nežinau, likau vienas. Bet tada, kai visą šitą, kai tas kelias neteisingas prasidėjo, tu gyvenai su mama? Taip. Kuris šiandien sėdi šalia tavęs, taip? Kaip keitėsi gyvenimas, Genadijaus? Ką jūs pastebėjote? Dingdavo iš namų? Jo. Kas vyko toliau? Labai toks piktas, koks tai buvo, pasišnekėti neėjo su juo, kad bendrautų taip pat. Elementariausiai pasikalbėti. Matyti iš karto buvo, kad su jiem kas yra, bet jis neėjo taip bendrauti su manim, neėjo. O jūs bandėt gelbėti savo sūnų? Jo. Kaip? Įprašiau, viskas, paskui jis į ligoninį buvo paguldytas, jis pats ėjo. Jis jau norėjo to. Bet tenais nieko gero nebuvo ir aš pasakyčiau, jis nuvažiavo į centrą Akmenį. Ir ačiū Dievui, kad daugiau tokių būtų centrų. Jis labai pasikeitė, ant tiek pasikeitė, aš jį dievinu tie žmonės, kurie tenais tokius. Jie išgydė jūsų sūnų? Jo, jis tenais labai stroga yra, nerūka tenais. Nieko negalima daryti, nei rūkyti, nei gerti, aišku, apie jokius kitus dalykus nėra galvos. Jis įsimokina valgyti daryti, jis įsimokina,
tvarkytis. Jis viską tenais, naują gyvenimą pradėjo. Aš to netikėjusi, tikrai. Bet gerai, mes šiek tiek perbėgome iš karto prie centro. Kaip jis ten atsidūrė? Tai vis dėlto kokie tie buvo metai tavo paslydimo? Tai čia prieš galima metai reabilitacijos, o dabar baigiau, nes ne reabilitacijų metai laiko. Ir dar 2 atmeskit. Tai atsirado tavo gyvenime narkotikai. Taip. Kas sekė po jų? Labai pradėjau apgaudinėti kitus žmonės. Ką tu turėjai omeny? Visais būdais, kad gauti pinigų, pavyzdžiui. O gerai, kaip tu darydavai? Ką tu darydavai? Nes aš visą aplamai pasikeičiau nuo galvos iki ko, aš vis kitoks žmogus tapau. Man įdomu buvo, ką galvos apie mane, ką pasakys. Man svarbu buvo tos gauti pinigus, išvilioti, apgauti. Bet kaip tu juos išviliodavai? Apgaudavai, mušiai, plėšiai, vogiai, ką tu darydavai? Netgi buvo mintis nusižudyti, nušokti nuo daugiaaukščio Klaipėdoj turnyre. Tikrai ne. Jokių būdų tai ne jūsų kaltė. Taip kaip jūs gyvena 80% Lietuvos moterų. Kaltinu save, kad aš su tokia pagalba sugadinau savo brolį. Kaip tu juos išviliodavai? Apgaudavai, mušiai, plėšiai, vogiai, ką tu darydavai? Kartais jį pavogti reikėdavo, ten iš kito būdavo pasiskolinį, ten negražinį, dar kažką, taip. Esi skoloj daugeliu žmonių? Taip, iki šiol. Bet esu ten skoloj tiem dileriam, ten gana nemažas sumas susidarė. Taip. O viskas nemačiau, nes kad jau man viskas jau galas ateina. Aš jaučiau, kad tėvai jau toj nuo manęs nusisuks, nors mama visą laiką, visą gyvenimą mane liūdėjo visose, kaip man buvo bloga, kaip palaikė visada mane, ta prasme. Nežinau, ką bedaryti, nes tempiau labai didelę naštą, iš tikrųjų, nebegalėjau taip matyti, mačiau, koks aš pasidariau, ta prasme. Bet tu pajutai, kad ateina galas, o ką tu pajutai, kodėl tu išsigandai? Nejau į bendravimą, pasidariau labai erzlus, piktas ant visų ten, šis nežiūrėdavo, ten į motinas pusę, ką sakydavo, ten mučiutė, ten manim rūpindavosi ištisai, ten sakydavo, ten pabūk, ten kas tu yra pasikalbau. Nenorėjau nieko klausyti tiesiog. Gerai, papasakok man apie tą lūžio tašką, apie dieną, kai tu suvokiai, kad arba tu gelbėjęs, arba tu netrukus mirsi prie konteinerio. Tiesa, prieš tos 2 metus, kai pradėjau viską tą naštą tempti, pas mane buvo viduj toks vaisių auginau, pasikeisti, kažkaip iš to, išbristi iš to liūno, ta prasme. Ir kaip jau iš Klaipėdos į Palangą, pagal pakrantę, nes nežinojau, ką daryti, aš mąsčiau pastoviu, netgi buvo mintis nusižudyti, nušokti nuo daugiaaukščio, Klaipėdoj ten yra daug tokių gana aukštų namų, nes tokia mintis buvo. Ir paskui atgal iš Palangos naktį eidamas, tiesiog pradėjau Dievo šauktis. Iki tol aš buvau tikėjęs. Pradėjau šaukti, verkti, rėkti, Dieve padėk, nes negaliu taip gyventi, tu matai, kas vyksta mano gyvenime, kam aš buvau sutvertas, aš tikiu, kad tu ne dėl to mane sutvėri, kad aš narkotikose numirčiau ar pražūčiau juose. Įvyko stebuklas, iš tikrųjų, kitą dieną aš į detoksikacijos skyrių atsiguliau. Pats? Taip, pats savo noru. Po 2 savaičių aš sužinojau, kad yra toks Senoji Akmenėje pagalbos centras, paramos ir labdaros fondas Prieglobstis, ten yra reabilitacija, ten vyksta žmonių gyvenimo pasikeitimai. Aš kažkaip nelabai tikėjau, bet man buvo viltis. Tai jam nereikėjo pinigų? Pradžiai nereikėjo, kol sutvarkiau pašalpą, paskui mokėjau ten. O iš kur tu gavai tų pinigų? Sutvarkiau bedarbį pašalpą, šitą metu nedirbau. Įgaudavau ten 315 litų, įmokėjau už tą centrą, kaip aukojau ten
ten tokia auka buvo. Viskas, iš tikrųjų dabar po metų aš matau savyje pasikeitimus, koks aš buvau, išmokau atleisti žmonėm, ką jie man buvo padarę. Ten, pavyzdžiui, tėvas, į draugas, į viską išmokau tikrai atleisti. O tu pats atsiprašai? Šiandien mes kalbame apie atleidimą Taip, ir aš vieni suprantu. kitiem ir savo, ir kalbame apie tai, kaip yra kartais sudėtinga Aš buvau atleisti kaip sūnui. grįžęs namo iš po reabilitacijos. Man visada trūko močiutės ir mamos, kaip sakiau, Nes mama ne dirbo. dėmesio, bendravimo, taip. Aš kažkaip, kai vartodavo, man temdavo pas močiutę pasikalbėti, nes tuo laiku mes su ją gyvenom. Aš grįžau namo, kaip blaivas viskas, aš atėjau pas močiutę, apkabinau ją, prašiau atleidimo, sakiau, atleis man močiutę. O už ką tu prašai atleidimo? Už ką, kad ją vengiau labai, negerbėjau ją, kad jinai didelis pastangas dėjo man, nenorėjo pakalbėti su manim. Matė, kad aš tokį gyvenimo būdą vedžiau iš tikrųjų. Jinai už mane meldėsi kiekvieną vakarą, aš labai dėkingas. Ir kas vyko toliau, kai tu paprašai to atleidimo? Aišku, jinai apsirkė, man atleido, jinai sakė, net arklys turi 4 kojas, to jisai suklūpsta, kaip sakant. Ką čia kalbėti apie žmonės? Su 2 kojom. Taip. O mama? Su mama irgi buvo pokalbis, dėl to atleidimo aš dar sykį noriu, mama, tave atsiprašyti. Aš labai atsiprašau, kad tu į mane dėjai tiek pastangų, tiek pergyvena, aš tiek sveikatos, labai atsiprašau. Anfisa, jūs tikit, kad jis neatkris? Žinot, tikiu. Po tos, kaip jis buvo reabilitacija, aš dar netikėjau. Bet kaip aš pažiūrėjau jos veiksmus, viskas, aš nežinau, kaip pasakyti. Aš niekada negalvoju, kad taip gali žmogus pasikeisti. O visą ką reiškia mamai matyti savo sūnų taip nupuolusi? Nedaug dievė. Bet ką tai reiškia? Nežinau, kaip išaiškinti. Toks skausmas. Dieną naktį galvoju apie tą. Ką jūs galvodavot? Ką galvoju, atsikelsiu, porą valandų pamiegosiu, 2-3 valandas, įguliu į galvoju, kaip jis, kad gerai jam būtų viskas, kad susitvarkytų savo tą gyvenimą, viską. Jis jaunas bachūras juk gali kitaip gyventi, o jis, dabar aš labai laiminga, žinokit. Labai laiminga. Ir aš tikiu, kad jis, matosi, kad pagal žmogų, kad jau viskas, jau praeity. Aš dabar irgi noriu pridurti, aš labai džiugiuosi, kad yra tokios įstaigos, iš tikrųjų gal kažkam nepadeda, kažkam padeda, bet aš labai džiugiuosi dabar šito gyvenimo, kurį dabar gyvenu blaiviai, iš tikrųjų. Ką mano apie šią istoriją mūsų laidos ekspertai? Žinot, aš daug komentarų neturiu, tik man džiugu, kad yra laiminga eiga, nėra pabaiga, bet eiga. Tikiuosi, kad taip bus ir toliau. Aš džiaugiuosi todėl, kad aš labai daug mačiau žmonių, kuriems sunkiai sekasi išlipti iš tos duobės. Tai yra labai, matyt, sudėtinga. Aš niekada gyvenime net mažiausiai tokių dalykų nevartoju, tai man sunku įvertinti. Bet žinot, Viktorai, mes šiandien kalbame... Bet kartais, išgiriu, man pachmėlą norisi iš ryto padaryti. Tai jaučiu, jeigu taip pat ir 100 kartų daugiau, tai galima pajausti, ką tai reiškia. Bet Viktorai, mes šiandien kalbame apie žmonių santykius ir apie tai, kad tarytum svetimam žmogui yra daug lengviau atleisti. O kaip jums atrodo, ar jūs galėtumėte atleisti tokius dalykus savo vaikam, ką atleido Anfisa Genadijui? Aš jau sakiau, kad nedaug dievė, kad atsitiktų su mano vaikais tokie dalykai. Bet aš jau pasakiau, kad aš besąlygiškai myliu vaikus. Besąlygiškai. Ir viską atleistumėte? Besąlygiškai. Ir turėsiu daryti viską, kad jiem būtų gerai, kad jie būtų laimingi. Ne tik vartotų tai, ką aš uždirbau, o vartotų tą gyvenimą, tą aplinką. Ir tėvų pareiga ne tik, žinot, tu sako, o tavo tėvai turtingi, tu laimingas.
Žinokit, pinigai pas nedirba. Bet tai Pinigai palaukit, patys o jūsų neauklėja. vaikai kokiom sąlygom auga, ne šiltnamio? Sekundėlė. Ir šitoj vietoje aš visą laiką sakiau, jeigu jūs norit padaryti vaikus laimingus, skirk ne pinigus, o valandą, 2 sutvarkyti aplinką, padaryti gražesnius, geresnius aplinkui žmonės. Jeigu tavo vaikai papuola į šitą aplinką, gerų, gražių aplinkų, jie kitaip auga. Jeigu jie kūrė tą aplinką, prisideda prie jos Taip, kūrimo. mes kartu tai turim daryti, bet svarbiausia, mes tai turim daryti, tai yra būtina. Ir negalvoti, kad tą aplinką galima nupirkti už pinigus. Tam reikia skirti laiką, dėmesį, energijas, protą ir visą kitą. O jūs turite tam laiko? Žinot, aš visuomenininkas ir aš labai daug skiriu dėmesį ir aš labai esu kaltas, kad aš mažai skiriu dėmesį savo vaikam tiesiogiai, bet aš galbūt daug dėmesio skiriu aplinkos kūrimui. Ir galvoju, kad tas pavyzdys ir patekus į tą aplinką ir jie auga geresnė. Ir su to įsitikinęs, aš kartais po 2-3 savaitės, po savaitę nematau vaikų. Aš vakar apkabinau savo mažoją, aš jaučiu, kaip plaka jo širdis. Kada jinai tave apkabina, kaip jai gerai su to tėvu, o tėvas, nesugeba 2 savaitės pasirodyti namie. Suprantat? Bet aš vis tiek rūpinuosi tą aplinką, kur jie papuola. Ir jeigu jie papuola į tą aplinką, kur jinai geresnė, negu jinai būna apleista, jie kitokie yra, jie kitaip auga. Ir tai yra natūralus dalykas. O aš, pavyzdžiui, labai norėčiau apkabinti vyresnį dukrą, bet jau taip neišeina kaip su mažesnė. Jau nėra galbūt tokio ryšių santykių, norisi to pajausti. Galbūt dėl to, kad nesutikiau tiek dėmesio ir visą kitą. Ko gero ir mažoji dabar paaugs, bus didesnė, tas ryšys bus šiek toks šaltokas ir visą kitą. Bet man kaip tėva, besąlygiškas meilė vis tiek. Vienareikšmiškai. Todėl šitoje vietoje, kada aš žiūriu, kad tai surada, kodėl sakau, neturiu komentarų. Tai yra laiminga tokia pabaiga arba eiga. Ir ačiū Dievui, kad jis surado savyje jėgos. Ir tai yra didelis dalykas. Kaip mama sako, aš neturėjau daug skirti dėmesio. Da viską, aš sakau, irgi negaliu daug skirti dėmesio. Vis tiek ir nuo vaikų priklauso nemažai. Ir jie irgi žmonės, 25 metų buvo, kada pakliuvo į tokią kampaniją. Tai jau žmogus, kuris pilnai atsako už save, ne tėvai už jį atsako. Ir tai yra tokia situacija. Anfisa, jūs iš tikrųjų, man taip nuskambėjo, kad jūs save kaltinat dėl Genadijaus gyvenimo. Tikrai ne, jokių būdų tai ne jūsų kaltė. Taip kaip jūs gyvena 80% Lietuvos moterų. Skubančių, bėgančių, dirbančių keliose darbuose. Išmeskit šitą kaltę. Tikrai ne. Kitas dalykas, jūs netgi padarėte fantastišką dalyką. Jisai, kiek dabar kalbėjo, jis pasakė, kad pajautė, kad pradeda prarasti 2 labai brangias moteris savo gyvenime, močiutė ir jūs. Nes yra tam tikra riba, kada tu negali eiti paskui sūnų, koks bebūtų jis tau brangus, į dugną. Tu turi pasakyti savo, va čia yra sūnau, jeigu tu rydeniesi tą bedugnę, tai jau čia prašau be manęs. Bet jūs sėdit su juo kartu, išgyvenusi visokį išbandymą. Ir tai yra nuostabu, tame jūsų pasiekimas. Ir Visada buvau kartu, kaip bėda buvo, aš visada buvau kartu su juo. Visada. Taip, bet į dugną palikot jį rydentis patį. Vat tą jisai pajautė, vat kažkokiais čia šitais, vat, kad viskas, nėra net mamytės, kuri stovė šalia. Bet jis, man rodos, jau, kaip... Dabar viskas bus gerai. Pagalvos. Iš tiesų labai dažnai būna, kad motinos kaltina save, kad aš taip negalėjau kažko duoti sūnui. Kaltina save, paskui negali iš tos kalties išlipti. Tačiau mes dažnai nepažiūrime tai, ką mes iš tiesų padarėme. Ir jeigu motinos pasižiūrėtų savo vaikus ir pasakytų savo vaikam, žinai sūnau, ar žinai dukra, tai, kas svarbiausia, aš tau dovanojau. Ką galėjau, ką sugebėjau, tau daviau. Ir tai, kas svarbiausia, tu gavai. Ir to, kas tu gavai, pakako, kad tu užaugtum, kad būtum šiam pasaulyje. Kai mes žiūrime tai, kas svarbiausia, pats gyvenimas, kurio negali pakeisti niekas, tuomet baigėsi visos pretenzijos. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite sūnų
kad dabar ar vėliau ir pasakysit, brangus sūnau, kad tai, ką galėjau ir tai, kas svarbiausia, tau dovanojau ir tau užtenka, kad tu čia būtum. Jūs pajausit, kad viską jūs padarėt tinkamai. Na, gaila, bet turiu paleisti 2 laidos pašnekovės, kurioms labai dėkoju už jų atvirumą. Tai labai dėkojame Svetlanai ir labai dėkojame poniai Anfisai. Ačiū Jums. Sėkmės. Genadijau, šiandien mes turime ne vieną istoriją studijoje ir tavo istorija, tavo kelio istorija. Ir tu sakai, kad tu nori atsiprašyti žmonių, kuriuos tu esi nuskriaudęs. Taip. Prašau. Aš labai atsiprašau, kas mane pažįsta, ar ką esu apgavęs, nuskriaudęs, ar dar kažkaip gal blogai pasižiūrėjau, ar kažką pasakiau, gal ne taip. Labai atsiprašau, dėl to gailiuosi, nes aš buvau ne aš, o kitas žmogus mane valdė. Dabar aš pasikeičiau, gyvenu gerą gyvenimą, linkiu jums viso gero, atleiskit man labai. Mėly ekspertai, šiandien kalbamės apie atleidimą. Pradžioje laidos sakiau, kad artėja šventės ir mes su kažkokiom nuotaikom ir su artimais žmonėmis sėsimės prie stalo. Tai visgi, kas yra atleidimas ir kaip mums visgi svarbu paleisti pyktį? Palmira. Aš manau, kad neatleidžiantis žmogus man tai primena tokį, kada kalbame apie neatleidžiantį žmogų, aš prisimenu tokį pasakojimą apie keistą medžiotoją, kuris eidavo į pelkynus ne su ilgaauliais batais. Jis sakydavo, kad jeigu eini su ilgaauliais batais, tai tas vanduo vis vien jisai patenka į tuos batus ir labai ilgai juose žliuksi. Ir tai yra nemalonu. Todėl jis eidavo į pelkynus su kiaurais sandalais, kad tas vanduo įbėgęs, patekęs, taip pat lengvai iš jų išbėgtų. Ir aš manau, kad neatleidžiantis žmogus neretai va taip ir murgdo tą gyvenimo pelkyną, eina per jį su tais ilgaauliais batais. Ir paskui pats stebisi dėl to diskomforto ir kodėl jam taip nemalonu ir bloga. To tiesiog reikia eiti daugiau su tais kiaurais sandalais. Ačiū labai, Palmira. Viktorai. Aš galiu pasakyti ne tik apie atleidimą arba bandyti atleisti kitam arba priimti atleidimą kito. Labai svarbu dar vienas momentas. Duodant, jeigu tu tai darai nuoširdžiai, tai padaryk gerą ir užmiršk. Tiesiog užmiršk, todėl kad kitaip tu negausi tos geros energijos. Galiu pasakyti nuoširdžiai, pats pajutau, jeigu tau Dievas arba gyvenimas, aplinkybės suteikia galimybę duoti ir padėti, tai yra didžiulė dovana. Tai yra didžiulė dovana. Ir negalima piknaudžiauti tai. Jeigu tu iš tikrųjų turi tokias galimybės ir tu padavanoji, kažką tą padarai gerą, užmiršk, nelauk padėkos. Jeigu tik pradėsi laukti, čia kitas žmogaus reikalas padėkoti ar ne, bet tu nelauk padėkos. Jeigu tu lauksi padėką, taip pat save graužimas. O Viktorai, žmonės padėkoja? Nepadėkoja. Nepadėkoja. Žmonės aš jam tiek gero padarys, nepadėkoja ir pradedi graužti save. Ar padėkoja žmonės? Labai daug kas padėkoja. Ir va šitoj vietai, bet reikia suprasti, tai yra jų reikalas. Jeigu nepadėkoja, vis tiek padaryk tą gerą dovaną arba pagalbą nuoširdžiai. Nedaryk dėl to, kad tau padėkotų. Todėl, kad darai tai savo. Todėl ir aš noriu pasakyti, jeigu eina į pabaigą, tuo labiau, kad jūs jau parašėt, žiūriu, gražų stalą, daug šampaną, mes to įsėsim prie to stalą apvalą, tai galiu pasakyti, kad mylėkit ir meilė grįš jums. O Viktorai, yra situacijų, kad jūs atsisakote padėti? Būna labai daug. Kokios tai situacijos? Tada, kada jaučiu, kad galiu sugadinti žmogų. Jeigu žmogus pats sveikas, drūtas ir sugeba savo padėti, bet prašo, pagalba tai yra sugadinimas žmogaus. Kaltinu save, kad aš su tokia pagalba sugadinau savo brolį. Aš galvoju, kad aš išvedžiau iš kelio. Ką jūs turite omeny? Nu ką, paauga, galvoju, nu ašgi brolis.
Ant būto daviau, ant mašiną Bet daviau. mes niekada negirdėjom ir nematėm jūsų brolio. Pas mane jų 4 yra, mes 5 buvom broliai. Ir aš daug kam padėjęs. Įbaldinti padėjau būtų ir visa kita, paskui atsiranda pa žmogų nenorą dirbti. Nes viskas ir taip ateina. Suprantat? Ir aš galvoju, kad aš sugadinau. Tai vat, jeigu žmogus sugeba pats savo padėti ir prašo, ir tu jam padėti, tu praktiškai gadini, tu darai jam blogą paslaugą. O šitoje vietoje reikia atsargiai. Pagalba turi 2 galus. O kokie jūsų šiandien santykiai su broliu? Jūs bendraujate? Mano brolis sudegė gaisre, kaip visa Lietuva arba mano oponentai kalbėjo, kad aš kažkur pabėgau nuo tyrimo, nors aš buvau išvažiavęs 3 mėnesius, dar niekas man nereiškia jokių kaltinimų. Aš išvažiavau, todėl kad sudegė namas mūsų, motinos akise sudegė brolis, jos sūnus. Ir man reikėjo išvažiuoti. Aš galvoju, mano ta pagalba beveik vos nepadėjo. O taip, neprižiūrėti save ir dar kažką tai, dar kažką tai. Užuojautą jums. Gelbėti, pagalbą daryti labai reikia atsargiai. Ir vat, kur sėdėjo moteriškė, kuri nejautė didelės meilės iš savo artimų ir visa kita, bet ją užgrūdino iš kitos pusės. Jis tapo stipri, graži, Savarankiška. tvarkinga, savarankiška. Nuo to ne tiek gal laiminga, kiek galėjo būti kitu atveju. Todėl laimingi nesakau, mano brolis turi būti pas laimingiausias, turėjo būti. Ir sako, jeigu vaikas taip kaip Genadijus šiandien pas mane toks ateitų, aš jam atleiščiau. Bet esmė, kaip atleisti žmogui einančiam pražūtin. Visatoje šitame pasaulyje nemažai nedidėja vandens, nemažai nedidėja blogų ir gerų žmonių. Viską priklauso nuo pačio žmogaus. Todėl šitoj vietai, ką pasiunti, tą ir grįžta. Sigitai, kalbėjome ir apie jūsų šiandien istoriją. Tai vis dėlto, kokiom nuotaikom sėsitės prie stalo? Puikiam Šiais nuotaikom. metais. Geras nuotaikos. Ne čia pagrindas. Svarbiausia, kas tave supa, kokie žmonės šalia tavęs, kaip Baltakis, kas sakė, aš turiu kam ranką paspausti, turiu kam gerą žodį pasakyti ir aš galvoju, tas yra svarbiausia. O aš tų dalykų tai stengiuosi neprisiminti ir praktiškai aš jų nebeprisimenu. Iki to laiko mane kažkaip skaudina ir neramina tie momentai, bet po to, kada jau pasakai savo viskas, tegu jie gyvena savo laimingai, tada nuo to momento kažkaip tai viskas ir praeina, taip kaip būtų atnešę tos pinigus padėję ant stalą. Atrodo, bet sakau, vėlgi ne piniguose esmė, o esmė santykiuose. Ir galima skolinti tam, kad netgi ištirtum tą draugą arba ištirtum tą žmogų artimą. Galima netgi dėl to paskolinti. Tiek. Geriau Ačiū už jūsų nebus gerumą. preteksto tada ir susipykti. Kazimierai. Iš tiesų, man regis, kad net jeigu žiūrovai žiūri ir vieną ir kitą istoriją, ir štai Genadijos, kad sako, reikia daug motinų įskaudintos yra vaikų, kurie sunkiai elgesi. Ir sako, jeigu vaikas taip kaip Genadijus šiandien pas mane toks ateitų, aš jam atleiščiau. Bet esmė, kaip atleisti žmogui einančiam pražūtin. Juk tuo metu jam reikia atleidimo ir priėmimo. Ir štai čia, man dirbant ir susipažinus su tais giliais dūšios procesais, tenka pamatyti, kad kiekvienas šeimos narys, brolis, kuris eina pražūtin, sūnus, dukra, kurie eina priklausomybės, narkomanijos ar savižudybių keliu, iš tiesų savo viduje neša labai gilią prasmę, užduotį ir meilę. Kaip tai nebūtų keista. Nors eina sunkiu keliu. Tokie judėjimai, atidžiai pažiūrėjusi, neša labai gilią meilę. Kam? Ir štai, jeigu mes matome šeimą, kur sūnus eina priklausomybės, narkomanijos ir savižudybės keliu, jis mums ką rodo? Rodo, kad motina ir tėvas perranda vaiką. Ir tuomet reikėtų užduoti klausimą, apie ką jis kalba mums, kodėl jis taip daro. Dažniausiai tenka pamatyti, pasižiūrėjus giliau į šeimos situaciją, kad jis kalba apie šeimoje anksčiau prarastą vaiką.
Tai gali būti pas tėvus negimęs ar miręs vaikystėje brolis ar sesuo, vaikystėje mažas miręs pas jų tėvus. Tai gali būti jų šeimoje prarastas vaikystėje miręs arba vaikas, kuriam neleista gimti, kuris neturi teisės gyventi. Ir tuomet vienas iš vaikų savo viduje su gilia meile stengiasi lyg atstatyti teisėse tą vaiką, kuris negalėjo gyventi, neturi teisės gyventi, arba kuris buvo pamirštas, kurio likimas blogas, nevertingas, kad mes jį turėtume savo širdise štai čia. Ir dažniausiai, kai mes pamatom, ką jis daro ir kodėl, tuomet, kada tėvai sako taip, vis dėlto aš atsiminiau, pas mane vaikystėje buvo broliukas ar sesutė, kuris mažas mirė, ten palaidojom, nu ir pamiršom. Tada, kai atstato tėvai savo širdise brolį, seserį, pradeda skaityti kaip lygiaverčių, o ne kad jo blogas mano geras likimas. Tada, kada į dūšią šeimoje sugrįžta anksti mirę arba negimę vaikai, kai pripažįstami jie šeimos nariais ir dūšyje turi savo vietą, tuomet tam vaikui, kuris dabar eina priklausomybės keliu, nereikia rodyti šeimai ir giminiai, kad mūsų šeimoje yra prarandamas vaikas, prarastas vaikas. Jeigu mes žiūrim į vaiką einantį sunkiu keliu, pirmoje turėtume užduoti klausimą, apie ką jis kalba. Ar mūsų šeimoje nėra prarastųjų? Ar mūsų šeimoje nėra tų, kurių mes nekenčiame, tų, kuriuos atstumėme? Pavyzdžiui, jeigu motina pyksta ant savo vyro, tėvo, kuris geria arba ten nuėjo blogų kelių, jinai mato, kaip sūnus po kažkiek tai laiko pradeda eiti tėvo ar senelio pėdomis. Ir kuo labiau jinai niekina tai, tuo labiau sūnus eina tuo keliu. Ačiū Jums labai. Kitaip sakant, nieko nevyksta gyvenime šiaip savo. Duokime vietą širdyje tiem, kurie turi sunkius likimus, nes jie taip pat dūšyje kažką neša. Priimkime tuos, kurie turi turėti vietą mūsų šeimoje ir niekam nereikės rodyti juos sunkiu būdu. Tuomet tas vaikas, ar vyras, ar žmona, ar vaikas, jisai galės būti čia ir priimti mus kaip tėvus, būti lygius tarp lygių. Gyvas tarp gyvųjų. O kalbant apie štai tokią situaciją, sakykime, kaip skolos, aš galiu irgi pasakyti, kad dažniausiai, ką tenka patirti su sisteminė psichoterapija, kad kažkokia priežastis dažnai būna reikalinga man patirti tai. Ir ypač, kada būna reikšmingi dalykai, dideli dalykai, reikšmingi dalykai, kažkokia priežastis, kur man reikia eiti tokiu gyvenimu, tai patirti. Štai viena iš priežasčių, kai vaikas nori atstatyti teisėse kitą, kuris neturėjo teisės gyventi arba negalėjo, buvo pamirštas, ar sunku likimą nešėsi. Yra atveju, kuomet... Bet kaip yra su skolininkais, tie, kurie negrąžina pinigų, jie nešasi tą skolą viduje? Taip, nešasi skolą viduje ir štai koks įdomus dalykas. Sakykime, kad visuomet turi dalį abi pusės. Mano gyvenime taip pat yra toks panaši istorija. Tik skirtumas tai, kad ką aš dirbau praktiškai 5 metus, plus ką investavo į kartu su manim kiti žmonės, aš tiesiog pasitikėjau 3-4 žmonėmis ir viskas buvo prarasta. Tai buvo ne $10 000. Ir buvo viskas ir aš patekau į pakankamai dramatišką situaciją, pavojingą netgi gyvybei. Ir po kažkiek laiko man reikėjo spręsti, ką daryti. Ir ką Jūs darėt? Teko galvoti, kur dabar man susirasti tos žmonės, per kuriuos pradingo visos tas lėšos, ką man su jais veikti. Todėl, kad dabar gaunasi, aš dar turiu kaltę prieš tuos, kas manim pasitikėjo ir, sakykime, per tuos kolegas, su kuriais aš pasitikėjau. Ir aš supratau, kad tai mane pradeda slėgti ir aš nustoju turėti atsakomybę už savo gyvenimą, kada žiūriu tik į juos. Aš supratau, kad tai yra mano kažkoks dūšios kelias eiti tuo keliu į pasitikėti tais, kurie patys žlugs. O tai kaip baigėsi tiem kolegam? Na ką, jie iki šiol yra be cento, iki šiol yra skurdžiai, iki šiol yra praktiškai vos pradedantis kelti į gyvenimą koją. Ir štai vieną dieną aš supratau, kad jeigu aš savyje tai nešiuosiu jų atžvilgiu, mano gyvenimas tada orientuotas ne tai, kad aš galiu kažką daryti. Aš tampu auka ir žiūrintis į juos tik tai. Aš supratau, kad jeigu ką aš be padaryčiau su jais, net jeigu jie dabar ateitų ir gražintų dvigubai visas tas skolas, jie nesugebės atstatyti tos skriaudos, kuri buvo man, kuri praktiškai 10 mečių padarė pakankamai dramatišką gyvenimo kelią.
Net jeigu grąžintų trigubai, jie nesugebės atstatyti to, ką teko išgyventi. Ir tuomet supratau, kad pykti beprasmiška, nes pasitikėjimas jais taip pat buvo mano gyvenimo kelias. Ir iš tiesų, žvelgiant, sakysim, su sisteminė psichoterapija, man pavyko pamatyti, kodėl aš taip pat ėjau tokiu gyvenimo keliu, kad man buvo reikalinga aukštai užlipti ir viską prarasti. Tai tiesiog buvo tam tikra kaltė, vadinasi, kuri buvo tėvų ir senelių lygyje, kurią aš savo dūšį tiesiog nešiau. Būna žmonės gyvena ir sako, aš jaučiu, kad aš esu kaltas dėl kažko, nežinau. Darbovietėje kažkas tai kažką tai padaro, ant manęs viskas griūna, dar kažkur griūna. Ir štai nemažai žmonių eina tokiu gyvenimo keliu. Kada aš, pažiūrėjau, pamačiau savo pusę, aš mačiau, kad likimas tiesiog mūsų suvedė, kur vieni su kitais susitikom tam, kad įvyktų kažkas svarbaus mūsų gyvenime. Ir tuomet aš pasakiau, aš palieku jūs. Palieku jūs, jūsų kaltę aš palieku jums. Žinote, aš jums galiu pasakyti, jūs kaip žurnalistė, kaip vedantieji, aš Lietuvoje pastebėjau kai kurių žurnalistų kančias. Ir pabandžiau panalizuoti, kodėl jiems nepasisekė. Paskaičiau kartais jų straipsnius ir pamačiau, kiek jie skriaudą padarė žmonėms. Atsiliepė. Bumerangų. Atsiliepė. Melas, tokia skriauda, šmeištas, purvo pilimas atsiliepė žurnalistam. Aš dažnai kažkaip, žmona sako, žiūrėk, rašo, vara, pati papuolė ligoninė, operuojasi. Taip. Vara, rašo, pati papuolė. Melas, skriauda kita. Visą laiką grįžta bumerangų? Visą laiką grįžta. Pasaulyje yra... Tokia jau žurnalistų profesija, jie yra vieši žmonės. Netiesa, žurnalistų profesija yra būti padoru žmogumi ir teikti objektyvią informaciją. Visatoje šitame pasaulyje nemažai nedidėja vandens, nemažai nedidėja blogų ar gerų žmonių. Viską priklauso nuo pačio žmogaus. Todėl šitoj vietai, ką pasiuntė, tą ir grįžta. Taip, ir iš tiesų galiu patvirtinti, Viktorai. Gerai, ačiū labai visiems dalyvavusiam laidoje. Linkiu jums būti nepriklausomais nuo pykčių ir nuo nusivylimų, o būti priklausomais nuo meilės, nes tik meilė, ko gero, gali iš tiesų daug. Čia buvo Agnė ir laida Ką manai. Likite su TV3, nes čia šviesu. Pusę metų mes grojom tiesiog už dyką, užsidirbinėjom vardą. Tai buvo pirmas honoraras 7,50 rubliai. Realiai visi mes puikiausiai suprantam, kad žmogus pradeda kurti, ne dėl apdovanojimų. Marijonai, daugelis žiūrovų tavęs norėtų paklausti, kaip tu sukūrei 3 milijonus? Ką manai, jeigu leistum savo pabėgt minutei? Ką manai, skirtum dėmesio truputį sau. Ką manai, jeigu savo padovanotum dieną? Ką manai, kur svarbiausia tai, kas miela tau.